Sveiki YouTube žiūrovai, tai jau trečia mano kelionės po Škotijos NC500 maršrutą dalis. Jei dar nematėte pirmosios ir antrosios dalių, būtinai užsukite į kanalą ir pažiūrėkite. Ten aplankiau Eiland Donan pilį, Sky salą ir pagavau keletą tikrai neįprastų kadrų. O šioje dalyje bus dar įdomiau. Leidžiuosi į šiaurinį Škotijos gilumą, važiuosiu palei šiaurinę pakrantę, vėl rinksiuosi tolimesnį kelią, kuris kaip visada manęs nenuvils. Atstumas ir kelionės laikas prailgės, bet už tai aplankysiu užkampius ir laikų pamirštas kvapą gniaužiančias vietovės. Dieną pradedu Gerlo Holiday Park, o baigsiu viename iš pačių šiauriausių Škotijos ir visos Didžiosios Britanijos taškų - Darnes. Esu nusitaikęs į kempingą išskirtinėje vietoje, tad nepabėk nuo ekranų, viską netrukus pamatysi. Pažadu, lauki tikrai įspūdingų vaizdų. Vos pramerkiu akis, pirmoji mintis visada ta pati - baterijos. Kelionėje jos tampa beveik kaip širdies ritmas. Jei pamiršai įkrauti, diena bus trumpesnė, vaizdai retesni, o prisiminimai tylesni. Tai keista, bet būtent tokios smulkmenos čia tampa svarbia kelionės dalimi. Užsikaičiu kavos, ruošiuosi pusryčius ir žiūriu į dangų. Aš niekada neplanuoju maršruto iš anksto, leidžiu orui nuspręsti už mane, bet šį kartą atrodo, kad Škotija pati mane kviečia. Oras toks, lyg kažkas jį būtų užsakęs, belieka tik rasti kelią, kuris nuves į dar gilesnės gamtos glūdumas. Na, o dabar apie vieną nemėgstamiausių kelionės dalių - tai susidėti daiktus atgal ant motociklo. Bet šiandien saulė man padeda. Palapinė sausa, batai šilti, o rytas lengvas. Prisimenu dienas, kai viskas būdavo kitaip, kai tekdavo rengtis permirkusius batus ir važiuoti toliau, nes kitų pasirinkimų nėra. Ir keista, bet būtent tokie rytai labiausiai įstringa atmintyje. Kuo giliau važiuoju į kalnus, tuo labiau suprantu, kad gamta nėra aplinka, ji yra mokytoja. Kalnai moko tvirtumų, ežerai ramybės, dangus laisvės. Ir kažkur tarp šių trijų stichijų atrandu save tokį, kokio kasdienybėje nepastebiu. Čia nereikia vaidinti, nereikia skubėti, nereikia įrodinėti. Gamta priima mane tokį, koks esu, su visomis mintimis, abejonėmis ir svajonėmis. Važiuodamas šiuo keliu jaučiu, kaip kažkas manyje atsipalaiduoja, tarsi vidinis balsas, kurį ilgai slopinau, pagaliau išdrįsta kalbėti. Ir jisai sako paprastą dalyką - tu esi ten, kur turi būti.
Taigi šiek tiek pavažiavęs, sustoju pasipildyti kuro, nes rodikliai krenta akise su kilometrų skaičiumi. Ir lyg tyčia degaliniai pasitaiko šiame jaukiame miestelėje, į kurį pasižvalgyti atplaukęs ir kruizinis laivas. Tikrai vertas sustojimas. Pasirodo, miestelis suplanuotas nuo nulio. Ulapul nėra natūraliai susiformavęs kaimas, jis buvo sukurtas 1788 metais kaip žvejybos uostas, kurį suprojektavo garsus inžinierius Thomas Telfordas. Tai buvo strateginis projektas skirtas herring silkių pramonė. Pavadinimas kilęs iš vikingų. Miestelio pavadinimą Ulapul kilęs iš senosios norvegų kalbos Ula Bolstart, reiškiančios Ulos sodybą. Tai primena, kad šiaurinė Škotija buvo stipriai paveikta vikingų. Šausiu silkės. Retai kurius senųjų silkės. Čia labai iš tikrųjų fainų vietų. Taigi paskanavęs tikrosios škotiškos silkės ir trumpam pajutęs miestelio ritmą, keliauju toliau. Artėja tas momentas, kai vėl pasuksiu nuo pagrindinių maršrutų. Aš tai darau dažnai. Ne todėl, kad reikia, o todėl, kad kelias pats mane kviečia. NC 500 yra gražus, bet tikras grožis slypi ten, kur žmonės važiuoja rečiau. Ten, kur asfaltas siauresnis, kur žemė laukinė, o horizontas atrodo dar tolimesnis. Ir kiekvieną kartą, kai pasuku nuo maršrutų, jaučiu tą patį jausmą, lyg palikčiau saugią zoną ir žengčiau į vietą, kurioje gali nutikti bet kas. Būtent dėl to aš ir keliauju, kad atrasti ne tik naujus kelius, bet ir naujas savo versijas. Taigi keliaujant su motociklu ne viskas taip paprasta, kaip gali atrodyti iš šonų. Iš toli tai atrodo romantiška, kelias, laisvėj, kalnai, vėjas. Bet iš arti tai yra rutina. Ir iššūkiai, ir tam tikri pavojai, apie kuriuos turi galvoti likęs vienas su gamta. Palapiniai, maistas, susipakavimas tai tik paviršius. Tikroji kelionės dalis prasideda tada, kai pasuki užmirštus maršrutus, kur kelias siauras ryšių nėra, o vieninteliai tavo palydovai, kalnai ir vėjas. Čia dažnai nesutinku nei automobilių, nei žmonių. Ir būtent tada supranti, kad jei kažkas nutiks, pagalbos gali nebūti, turi pasikliauti tik savimi. Kartais pagalvoju, kad būtent šita rizika ir kuria tikrą kelionės skonį. Ji primena, kad gyveni, kad esi čia, tarp gamtos, kuri tavęs nei saugo, nei baudžia, ji tiesiog yra. Ir tu joje esi tik mažas taškas. Jeigu stebėjai mano Britannicaus serijas, žinai, kokiuose situacijose esu buvęs. Ir galbūt todėl dabar, važiuodamas šiais atokiais Škotijos keliais, jaučiu ne baimę, o pagarbą. Pagarbą gamtai, keliui ir tam trapumui, kurį jauti būdamas vienas. Kelionė motociklu nėra tik nuotykis, tai nuolatinis dialogas su savimi. Kartais tylus, kartais sunkus, bet visada tikras. Bet man toks vaizdas, kad čia man reikėtų apsisukti jau kažkur, aš ne čia.
kažkokią vietą irgi atvykau. Čia pelkė kažkokia ar kažkas. Lokacija tikrai labai įdomi. Tai vienas iš tų momentų, kai viduje pradedi jausti, kad esi tik labai nauja esybė šioje žemėje. Šis vaizdas primygtinai verčia susimastyti apie tikrąjį planetos amžių, apie laiką, kuris teka ne metais, o tūkstantmečiais. Žiūrėdamas į šiuos akmenynus, jaučiuosi taip, lyg visa istorija bėgtų pro akis. Ne tik tai, kas galėjo čia įvykti, bet tai, kas tikrai įvyko. Viskas atrodo nepaprastai sena. Kai kur net matosi akmeninių namų liekanos stovėjusios čia šimtmečius. Nežinau jų tikro amžiaus, bet viena aišku. Jeigu ši vieta prabiltų, ji papasakotų istorijų, kurių žmogaus protas gal net nebūtų pasiruošęs išgirsti. Tai viena įsimintiniausių vietų, kuriuose esu buvęs. Kaip ir Velsos Naudonija, taip ir Škotijos Highlands. Čia laikas atrodo lyg pavertęs viską į akmenį. Ir kažkur gilumoje atsiranda keistas jausmas, tarsi vaikystėje girdėtos pasakos būtų buvusios ne fantazija, o prisiminimai. Mitologiniais būtybės, gnomai, ciklopai, dvarfai. Viskas atrodo nebetoli nuo realybės. Šiuose vietose lengva patikėti, kad pasaulis kadaise buvo kitoks. Kad čia vaikščiau ne tik žmonės, bet ir tai, kas dabar liko tik legendose. Ir galbūt todėl šios vietos taip stipriai veikia vidų. Jos primena, kad žmogus yra tik svečias, kad mes esame laikini, o kalnai amžini. Ir kad tikroji istorija slypi ne knygose, o akmenyse, vėjyje ir tyloje, kur čia skamba garsiau už bet kokius žodžius.
Aš jeigu neklystu, tai ta įlanka, kur atplaukia banginiai. Aš čia kažkur esu girdėjęs ir man atrodo, kad aš kažin ar ne tą namą mačiau kažkurioj nuotraukoj, kur veža, yra turai, kur veža stebėti banginius ir man atrodo, kad aš šitą namą mačiau nuotraukos. Bet aišku, tai gali būti bet kuri ta įlanka su tokiu namu, nes daug jų yra, bet man atrodo, kad čia buvo šitas. Daug soplė yra. Eik. Nu, aš praeitą kartą, kažin ar šituo keliu, man atrodo, kad aš čia nevažiavau. Čia dabar bus po dešiniai dar vienas ežeras. Iš jau nežinau, kiek matytų. 10. Kokioj vietoj valgo. Man reikia važiuoti toliau. Jau babūnas mane šnekina. Ar čia šitą kažkaip pasislinkt priekį su osta? Bet jau čia tu kaip nori slinkis, jau skauda. Čia pelkiai kažkokie. Bet atrodo irgi gerai. Negali sakyt. Oi, nušvilpt. Čia kaip posūkis, taip naujiena. Čia išsuksiu jau dabar į tą kelią, iš kurio pirmą išsukau. Grįšiu pro čia rytoj. Jeigu aš dar čia įrašinėju kažką. Kileskų tiltas. Viena iš tų vietų, kur sustoji ne tik dėl vaizdo, bet ir dėl jausmo. Ir vis dėlto, ši vieta netikėtai tampa mano kelionės patirčių epicentru. Viskas atrodo taip, lyg būtų kruopščiai suplanuota, tarsi kažkas parašė scenarijų, o gamta pati nusprendė į jį įsiterpti. Kirtęs tiltą, judu Kilės Trome kryptimi, kelias ramus, oras tobulas, mintys plaukia savo vaga. Ir tada akimirka, kuri užgniaužia kvapą. Lyg iš niekur pasirodo 6 nuostabaus grožio arkliai. Jie stovi tyliai, stebi mane, tarsi bandydami suprasti, kas čia važiuoja jų žemę. Jų žvilgsnis toks ramus, toks tyras, kad atrodo, jog jie patys kviečia sustoti ir aš sustoju, tai dieviška akimirka. Laikas čia tikrai sustoja.
Kempingas galėtų turėti man pečią.